Šiandien pasivaikščiokim Vilniaus gatvėmis ir skersgatviais. Praeiviai papasakos, ką žino apie seniausią Lietuvoje naujienų agentūrą. Tik 4 raidės – ELTA, bet kai kas jas girdi pirmą kartą. Kokia tai agentūra, geriausiai žino ELTOS redaktorius. Bet apie viską iš eilės. Kas tai yra ELTA? Girdėtas žodis? ELTA žurnalistų agentūra. Žinau, kad visą parą dirba ir kad kuria naujienas. Kas tai ELTA? Vardas kažkoks tai? ELTA. Esi labai toks atsilūpęs. Tikrai galime padėti ir tokiems žmonėms, jeigu jiems iš tiesų norisi žinoti daugiau. Na, šiaip jau ELTA yra seniausia Lietuvos naujienų agentūra, įkurta dar 1920 metais. Toks tūlas šveicaras Juozas Eretas buvo paskirtas Lietuvos telegramų agentūros ELTA redaktoriumi. Pats pavadinimas ELTA iššifruojamas kaip Ereto Lietuvos telegramų agentūra. Dėl informacijos perdavimo būdo dauguma to meto naujienų agentūrų būtent ir vadinosi telegramų agentūromis. Beje, esame 2 metais vyresni už legendinį britų visuomeninį transliuotoją BBC. Ir ne, ELTA pati nekuria naujienų, ji tik tai perduoda naujienas apie įvykius, kurie tas naujienas tikrai to žodžio prasme patys ir gamina. ELTA, ką girdėjot? Kas tai yra? ELTA. Esu girdėjęs čia naujienų surinkyklą, vadinkim tokią, ar ne? Ten jinai naujienų portalas surenka naujienas, žinias, skleidžia Lietuvai. Tai ELTA sukaupia informaciją iš kitų žinių ir perskleidžia tą žinią kaip žinią. Pirmiausia, ELTA bendradarbiauja su užsienio naujienų agentūromis ir kiekvieną darbo dieną realiu laiku perduoda ir teikia ne tik pasaulio, bet ir Lietuvos politikos, verslo, teisėsaugos, sveikatos, kultūros ir švietimo naujienas. Taip pat tvarios Lietuvos, finansinio raštingumo ir regionų rubrikos naujienas. Naujienas skelbiame ne tik raštu, bet ir audio ir video formatais. Apie grožį ELTA rašo? Nemačiau apie grožį. Ten daugiau apie politiką. Kokia ELTOS pagrindinė paskirtis? Man atrodo, kad tai yra perdavimas teisingos ir tikros žinios žmonėms. Pašnekovas mąsto labai teisingai. ELTA ne tik rengia interviu, bet ir plačiau nušviečia viešoje erdvėje kylančias ir vykstančias diskusijas, pateikia išsamesnį analitinį turinį, autorinius komentarus. Maža to, ELTA turi didžiausią fotonuotraukų banką. Daugiau kaip 1 milijonas nuotraukų, kurios pradėtos kaupti nuo 1980 metų. Naujienų agentūra ELTA. Jūsų kompasas informacijos vandenyne.